Kas čia bus? Čia Grinčas? Jūs aplankė Grinčas? Jėzau. Adamai, einat apsirengti? Norit apsirengti? Ateik aprengsi greitai. Žiūrėkit, koksai maišas mamai ir gertuvės. Tai galva? Tavo gal toks? Žiūrėk, kokio amžiaus skaityk. Adamai, čia atsistok pas brolį ir eisim pas tėtį. Nu, eik, atsistok. Adamai. Jau. Kas čia Grinčo kostiumas? Žiūrėkit, ir tokia tašytė, bet kaip gerai, ir koinės, ir dar, man atrodo, čia, ai ne, va čia vaikiškos, čia tokios minkštos, ir dar gavau aš. Va, suknelė. Palauk, brolis, skaičiuoju, Leonardai. Tu ką čia jie pridarė? Išsivaliuoja miltuose. O čia iš tikrųjų tu nupirkai? Aš nenupirkau, čia jie atėjo. Ir žiūrėkit, miltas išsivaliuoja. Čia? Taip. Eik tu savo, kai jie čia pridirba per naktį. Myliu. Myliu? Tam. Ką jie čia pridirba per naktį? Luna, tu nieko nematei? Tam. Leonardai. Eik tu savo, ne? Adamai. Ne. Aš tai negalvoju. Mama. Ką? Čia. Oho, tai gal jie čia bandė sniego angelą daryti? Labas rytas. Taigi, šiandien yra gruodžio 1 diena, labai kalėdiškai prasidėjo mūsų rytas. Pradėjom nuo elfų išdaigų, šiaip pirmą kartą šiais metais darau elfų išdaigas ir man atrodo, kad bus labai pasisekęs toks įvykis. Ir dabar aš einu daryti tatuiruotę naują ir visus jūs kartu su savimi. Mano meistrė yra Šiaulių Aida. Šiaip paliksiu apačioje, žinot, jos Instagramą. Tai jeigu kas nori irgi tatuiruotis, dar daro permanentinį makiažą. Ir šiandieną aš jai irgi nešu dovanėlį, nes paskutinį kartą susitiksim prieš kalėdas, tai šiek tiek pradžiugai nustebinu. Tai va, aš galvoju kažką čia ne, bet aš nežinau to tokią, kur ją uždėti. Matai, ta teisės va čia. Tai gal kažką... Žinok, jokio skirtumo nesvarbu? nėra. Ne, kadangi abiejose pusėse bus gėlės, nu jos atsimuš, supranti, nesvarbu, nes, nu taip irgi, nu,
Čia Durnai, nesąmoningai bus toks kaip uodega Taip, išlindus ir va, jeigu jo, kažką daryt. trumpiau užsidėsi, čia toks bus narglys išlindęs. Jo. Tai geriau tada yra, kad va kaip ten kaip pavyzdys siuntai, kad iš vidinės pusės išeina, Ai, kad va šitai būtų. Aš manau, tas dydis kaip tik būtų. Gerai, aha, gražiai. Gerai? Fainiai tie lapukai man patinka. Nu va, aš ką tik grįžau, vakar jau pasipuošėm eglutę, tai toks vaibas namie, dabar kalėdų labai fainas. Pasidarėm tatuiruotę, šiaip labai faina šitą tatuiruočių meistrė, tikrai kas iš Šiaulių, eikit pas ją, labai kruopšti, labai visada sąžininga, labai visada patarė ir, nu žodžiu, žiauriai man patinka, labai gražiai linijas padaro. Dar pasidariau tokią tatuiruotę, čia mes padarėm 2 širdutes, 2 sūnelius turiu, tai uždegėm iš tikrųjų mano nusideginimo vietą. Pažiūrėsim, kaip atrodys, kaip sukis, turėtų būti labai gražiai. Ir dabar einu pasidaryti pusryčius ir jau čia eisiu paėdėti, nes visiškai laiko nebėra, to reikės vaikus pasimti ir namai baisus reiks apsitvarkyti, nu žodžiu, daug darbo, bet dabar pavalgyti, nes 1 valanda ir dar nieko nevalgau. Pietums pusryčiam bus kiaušinienė, čia viduje kiaušinių, žodžiu, lavaše tokiam ir fermentuotos daržovės, tai kimčiai, ridikėliai ir jūros dumbliai. Labas rytas, aš valgau bananą ir šį rytą laukiu draugės, nes veš mane sportuoti ir lemon gymą. Buvom atidarime, bet niekada nebuvom taip pasportuoti. Šiandieną eisiu, apsižiūrėsiu. Mačiau, ten yra treniruokliai skaitomos ir dar yra masažuokliai, raudona šviesa, tai nu žiauriai bus įdomu viską apžiūrėti, va taip normaliai. Šiaip vakar miegojau tik 5 valandas, nes editinau jum vlogas, tikiuos žiūrit, nes tikrai atiduodu visą save šitiem vlogam. Na, pažiūrėkit, kaip Akropolis jau pasipuošęs kalėdom. Svajinam į Lemančiai. Rodau tatuiruotę. Žiūrėk, vieną čia, nes randą reikėjo uždengti. Čia 2 širdutės Leonardas radom, žinai, nes čia man toks randas buvo. O kitą čia žiūrėk. Dar vieną? Ir paliksi raudoną? Nu, jin raudona ir yra, čia raudons rašvas. Geras. Nu, fainai, ką? Nu, gražiai, ką? Kur dar darysi? Ir tą dar patvarkėme, taip paryškinu. Ai, tą gyvatėlę. Nes matai, žiūrėk, čia buvo gėlės ir dabar taip, nu, visai gražiai. Nu. Man gražiai ta raudona spalva. Nu, man irgi. Nu, tai matos, kad nemiegoju. Nors miegojau tik 5 valandas. O šiandien tai jau visos procedūros ir raudonus spindulių šviesą ir masažuokliai ir takeliai ir laiptai išbandyti, ką dar darė treniruokliai, ką dar darė svareliai, tik biškį ir šiandien tokias varnikės prasmetusias. Reiks susistatyti programą, tai čia žiauriai faina ir nedaug žmonių. Nu ką, reikia dabar maisto apsipirkti, atvažiuos Lukas, reikia apsipirkti visada, kai be vaikų. Lukai, ką gražią kepurę nupirkau iš Vilniaus, man su česnaku. Tai va, ką tik apsipirkom Lidle ir šiandieną mes pabandysim daryti kebabus, kurie dabar labai trendina TikTok, Instagrame, visur, kur žodžiu ant popieriaus, kepimo popieriaus padedi faršą ir tokį kaip sluoksnį, kad jis būtų per visą tą kepimo popierių, sulankstai tą kepimo popierių ir tada viską kepi orkaitį ir gaunasi tokia grinai kaip kebabinių mėsa. Mes pasiėmėm gryną jautieną. Nu, labiau Lukas ten darys, tai, nu, nes tada geriau gausis, kai Lukas daro, geriau visada gausis. Dabar važiuojam, pasimsim 2 siuntas ir jau važiuosim namo. Šiaip dar šiandien pusryčių nevalgau, tai labai noriu pavalgyti. Kaip žinot, visada valgau kiaušinius, tai čia šiandien nebus išskirtinė diena. O apie tą Lemon Gym sporto klubą, kas galvojat Akropolį, tai šiaip žiauriai fainas. Labai man patinka, kad yra atskiros suskirstytos zonos, tai ne viskas vienoje vietoje kažkaip
taip fainiau nesijaučia. Tikrai nedaug žmonių, šiandien gal buvo kokie 5 žmonės per visą sporto klubą. Nežinau kaip vakare, nes pirmą kartą šiandien lankiausi. Yra tas toks vanduo, kuris yra be cukris ir ten 5 kalorijos per buteliuką. Šiaip labai skanu šiandien įsipylėm. Man dar kas patinka, kad yra tie masažuokliai, raudono šviesos terapija, nu tokia kaip recovery zona. Šiaip viskas ten yra, ko reikėtų tau sportuojant, ir svareliai, ir treniruokliai, nu viskas. Sporto klube gerai, kad treniruoklių yra, ne? Ne, tik tiek, kad gal truputėlį ir brangokai gaunasi. Rekomenduoju eit, nes kaina didelė nebus žmonių. Kaina tokia didelė, kad žmonės neis. Nu, ta prasme, gaunas brangiau negu Gym Plusas. Nu, tai 3 susimėti, vienas nuo 20 minučių, kitas 23, 20 valandą atsportuoji. Kepam cepelinus, priliečiu keptuvę. Lemba. Menam kitys. Ar užteks tokiam vyrukui 3 cepelinų? Ką mes neuždirbam? Vaikai darželį nevalgo, susimoki po 100 už vaiką, už maistą. Kada baigsi daryti? Lukai, nekart! Daug išspausi tą spogą tarp pečių. Toks juokų. Įsivaizduok, tokia ateini pirmą pasimatymą. Nu, kokia tu juokinga, šmaikšti. Tavo humoro jausmas, koks geras. Į žuviedrą. Sako, mes čia prie jūros atvažiavom. Jau nebeeitum į antrą. Ne. Bet kažkada eik. Kai buvau jaunas ir durnas. Nebegaliu. O gal vadinkim vieną kitą melybiniais žodžiais, pavyzdžiui, kačiuks. Nu, dručkykė. Čia nėra toks žodis vadybinis. Kas dručkykė, gražus žodis. Negerai laukiu, čia aš taip nenoriu. Mažutė, apvalutė, ne. Luna! Nu, pezai, kaplys. Va, dabar, kad dariau jautieną. Jautieną darei? Mhm, Iš ko padarei?